Jaučiuosi nepakankamai laimingas, jaučiu, kad kažko gyvenime trūksta. Aš čia vyrai jums papasakosiu, iš ko susideda gyvenime laimė ir būtent iš šitų pratimų jūs pamatysit, kur jums kažko trūksta, kur reikia kažkur dirbti. Nes čia yra toks kaip sudedamasis dalykas iš daugelio faktorių. Pateiksiu aš pats savo asmeninį pavyzdį ir jums iš karto bus daug aiškiau. Vyro laimė, moters laimė panašiai, bet šiek tiek skiriasi. Aš kalbėsiu apie vyrus, apie vyrų laimę, kaip jie. Pirmas dalykas yra sportas, ta prasme sveikata. Aš pats neseniai gavau prieš 1,5 mėnesio traumą, ta prasme čiurnos raiščius, plyšų man tie čiurnos raiščiai krepšinį bežaidžiant. Ir tada be sporto buvau 1,5 mėnesio ir žinokit, kai tu nesportuoji, šlykštų darosi. Tu nenueini pabėgiot, tu nenueini kokių atsilenkimų, pristraukimų padaryti, pakvėpuot grynų orą, šlykštų darosi. Tiesiog jauti, kad laimė krenta, laimės lygis krenta. Tai kad tu nebe toks laimingas jauties. Tau nebe kūnų nepulsuoja reaktyvinis kuras, energija. Tai trūksta. Matot, tai yra sportas, o ne vienas, pavyzdžiui, iš faktorių sportas. Ir ką čia reikia pasakyti? Tu turi sportuoti. Tu turi būtinai sportuoti. Ar į sporto klubą, ar eiti šokti, ar eiti bėgioti, ar eiti dviračių važinėti, daryti kažką ir visą laiką keisti tai. Nes, pavyzdžiui, labai greitai atsibusta tas sportas žmonėm. Nes ant vieno dalyko apsistoja. Ant vieno dalykų būna, apsistoja ir ten aišku dar į tikslą eina, ar tikslą turi kažkokį ar ne. Bet aš kalbu apie žmonės, tie, kurie palaiko tik tais fizinę formą, kurie nėra atletai, kurie nesiekia ten kažkokių tikslų, rezultatų, iškovoti medalų. Aš kalbu apie paprastus žmonės, kurie tiesiog nori būti laimingi ir kurie nori palaikyti visas sritis, apie kurias aš kalbėsiu. Tai kaip, pavyzdžiui, sportas. Ne? Tu nesieki rezultatų, tu grinai nori gerai jaustis, ne? Tai jeigu tu kiekvieną kartą bėgiosi, didelis šansas, kad tau gali atsibaus greitai tas bėgiojimas. Tai tau reikia tą bėgiojimą pakeisti į dviratį, tada įlipimą į kalną, tada įimą į salę, į štanginę šiek tiek, po to į baseiną, po to į šokių lankymą. Keista fizinė veikla. Taip tu įveiksi savo prigimtį. Žmogaus prigimtis yra tokia, kad jam greit viskas atsibosta, jis pradeda tingėti. Tas pirmas kartas įdomus būna, antras, trečias, nebetoks, ketvirtas, penktas, jau ten iš visus sprandaini kaip tu per prievartą. Ir tai pradeda po to vėliau mutuoti jau rezultatai, kažkokie galbūt pasikeitimai. Bet kai tu keiti veiklas, kai tu darai vis kažką naujo, automatiškai motivacija yra lengva palaikyti ir daug įdomiau gyventi ir laimingesnis, jauties laimingesnis. Tai sportas. Dabar sportų dar ką pasakysiu dalykų, nes sportuoti aš, pavyzdžiui, štanginiai, kai buvau pradėjęs rimtai užsiminėti ir mirties trauką dariau, kuris buvo labiausiai kritikuojamas, rengiamas pratimų. Ir aš po to pradėjau pasilipti ant svarmenų. Blynus pasidedi kelis ir trauki iš aukščiau tą mirties trauką. Ir tą pratimą aš dariau per dažnai. Ta prasme, aš neduodavau nugarai pailsėti. Ir aš gavau traumą ir tai irgi sustabdė. Ką noriu pasakyti, reikia sportuoti su protu, reikia sportuoti tvarkingai. Geriausia tai iš jūsų yra treneris. Pavyzdžiui, kol aš su Pauliu Moemeksu sportavau, tol man nebuvo jokių traumų, nes jisai prižiūrėdavo. Jisai pažiūri nugarą, netiesi iškart, davai tiesiau, žinai. Iškart pažiūri kažką ne taip, darai taip, ateina pakoreguoja, kaip ten gantilį laikyti, kaip ten štangą. Iš karto kitas reikalas, žinai, tai sportuok su žmogum, kuris yra specialistas šioje srityje. Nes tada, jeigu gausi traumą, tai, sakau, bus negerai. Jau pagrindinė traumas ateina dėl žinių trūkumo. Tai su sportas. Toliau, aišku, į sportą eina ta mityba. Mityba tu turi valgyti, nežinau, tiesiog taip sudėti, kad tau į biudžetą tiltų, nes ne visi turi pinigų, prasme ten valgyti geriausius maistus ir taip toliau. Aš, pavyzdžiui, kaip skaičiuoju, aš žiūriu, kokią energetinę vertę aš gaunu iš to maisto, užmokėdamas tą tikrą pinigų sumą. Pavyzdžiui, lazdynų riešutai arba ten graikiniai riešutai kainuoja brangiai. Pavyzdžiui, maistinę vertę tu gauni didelį už tai, ką tu sumoki.
Aš, pavyzdžiui, taip žiūriu, ne į kainą, bet žiūriu, kokią aš maistinę vertę iš to maisto gaunu. Ir kartais perku brangų maistą, bet maistinę vertę aš dėlį iš jau gaunu. Taip, žiūriu. Maistas, aišku, jūs žinau, tų vengt McDonald'ų, Hesburgerių, tų kebabų, aišku, kartais vieną kitą vis tiek praryji, bet tiesiog, ką ten žinau, kad, pavyzdžiui, angliavandenius geriau atskirai valgyti nei baltymus. Čia nesu specialistas šios ryties, bet esmė reiktų pasiskaityti daugiau medžiagos ir kažkur į klausimus, kiek tu tai nori. Aš, pavyzdžiui, tai viską valgau, daugmaž viską valgau ir tų saldainių pavarau ir šiaip, bet aišku, galima būtų dar geriau kažką valgyti, bet esmė, jeigu visai šūdą maistą valgai, tai iš tikrųjų pradedi prastai jausis, dar jeigu dar nesportuoji, tai iš vis laimė va taip krenta, laimė krenta. Tada viena sritis, sakyčiau, sveikata, visa tavo esminė sveikata, ką tu dediesi į skrandį ir kaip tu sportuoji, kaip tu keiti. Lygiai tas pats su maistu. Vieną tą patį maistą tu ilgai nevalgysi. Kaip ir sporto šaka, tu vienas sportuodamas, tau jinai gali greitai atsibost, po to tik motyvuos rezultatai, tikslas. Tai maistą irgi taip pat keičiam. Pavyzdžiui, kaip aš keičiu maistą? Receptų. Receptų naujų. Internete susirandi, pavyzdžiui, iš paukštienos naujų receptų, iš kiaulienos naujų receptų, iš ten jautienos naujų receptų. Ir žiūri, aišku, bandai, darai. Pavyzdžiui, aš dabar iš vis tingiu daryti. Pavyzdžiui, dabar mergina daro. Visą laiką mergina daro maistą, tai ką jinai padaro, tą padaro. Nu, tiesiog daug laiko atima, bet to aš ten neturiu kantrybės virtuvėje daug būt. Tai va, čia viskas priklauso tais, kiek tu laiko investuoji tą darymą ir šiaip žinau, kai išmoksti daug ką gaminti, valgyti, aš, pavyzdžiui, visą receptūrą perėmiau už savo mamos. Galbūt dar keletą patiekalų, aš nežinau, ko jinai tenais daro, nes jau seniai galbūt su ją mačiausi, bet kai aš keičiausi pats, kai aš norėjau tapti vyru, kuris moteriai sako, kai moteris klausė, o ką moki gaminti valgyti, tai sakai, aš moku tik pasišildyti. Tai aš nenorėjau, kad mano toks atsakymas būtų, tai aš vietoj to dirbau, kad būtent išmokti daug receptų, išmokti gaminti valgyti, būti to vyrišku vyru, kuris numoka peilį, paimti virtuvę, ten viską padaryti ir valgyti gerą maistą, nes aš žinau, kad tai man nukels testosteronų lygį, taip pat savijauta yra automatiškai laimės lygiai. Antras dalykas, po šito, sakyčiau, eina santykiai. Kokie yra tavo santykiai su aplinkiniais tavęs supančiais žmonėmis? Labai santykiai prastėja, jeigu vis susitinki su kokiu žmogumi ir jį pradedi kritikuoti. Jį pradedi sakyti arba, pavyzdžiui, negatyviai šnekėti. Apie bet ką kitus apkalbinėti. Iš karto, žinau, to žmogaus akyse tu krenti. Tai aišku, rasi bendrą kalbos tais, kurie irgi mėgsta apkalbinėti kitus. Tačiau tu niekada geros bendros kalbos nerasi ir netapsi rimtu draugu žmogui, kurį tu kritikuoji. Realiai aš galiu pasakyti, laimė sudeda iš tų dalykų. Kiek tu bendrauji savo gyvenime su negatyviais žmonėmis ir kiek tu su teigiamais, pozityviais. Realiai tavo visa nelaimė ateina iš to, kiek tu bendrauji su negatyviais žmonėmis. Kiek tu būni tarp jų, kiek tu ryji tą jų šūdą. O laimė tavo ateina atvirkščiai, kiek tu būni su pozityviais, siekiančiais, pagiriančiais tave, paskatinančiais, sakančiais, va, varyk, nesustok, būk, siekiančiais. Tiesiog žmonėmis, kurie rūpinasi savo gyvenimais, kurie nekritikuoja, kurie nešvaisto laiko beprasminiam dalykam, kurie dirba ir kurie nori būti tiesiog gerai sutart, nori būti patenkinti, laimingi. Jie skleidžia laimę aplink save. Ir automatiškai tu babūni su jais pasijauti iškart gerai. Nueini pas tuos, kurie tave kritikuoja, kurie tave žemina, kurie ką nors laik lepteli, tai iš karto tavo savivertę jie pastumia į apačią. Ir dažnai yra žmonių, kurie silpni, jie paima tų žodžius į širdį ir kažką ir labai jaučiasi nelaimingi, galvoja, ko trūksta mano santykiuose su žmonėmis. Trūksta to, kad tu prie jų būni. Pakeisk aplinką. Asmeninė mano istorija. Gyvenau bendrabutyje. Tai bendrabutyje Tarakūnų bliūdas ten, grynas. Ir vieni ir taip, aš, pavyzdžiui, šūkius nuėjau lankyti, tai mane ten gėjų pederastų išvadino. Nevažnai šūkiai čia yra tik moterim. Bet tu pamatė, kaip per balius aš moteris pasukioju, kaip aš jas ten pakilnuoju, kaip jos ten cypė. Tada žinau, kur tu lankėjai šūkius.
Gali visai nieko ir aš norėčiau palankyti. Nu, esmė, aš suprantu, visą laiką žmonės kalbėjau, kalba ir kalbės. Tai esmė yra, tu renkiesi. Tu pats renkiesi, nu tais priklauso, prie kokių tų žmonių būni. Kokiais žmonėmis tu pats save apsupi. Tu pats esi už tai atsakingas. Tai būtent alfa vyras ir yra gyvenime, jis kad apsupa save žmonėmis pasirinkdamas juos. Pasirenki žmonės. Realiai, kad tu dabar jautiesi nelaimingas dėl santykių žmonėmis, tai esi tik tu vienas kaltas. Nes tu apsupai save neigiamai žmonėmis, jie tavo savivertės laiką smūgdo, sako, tu nepadarysi to, tau neišeis tas. Visą laiką sako, eik, tu ką tu čia, iš jūs kur tu čia važiuoji, ką tu čia darysi, iš jūs tu... Aš tai įsivaizduoju, kas baigtų, ten nesąmonė, ten eiktų, ten apgaus tave, ten vajezau, ten žinau, kuo tu darai, iš jūs neišeis, tau baigtų, žinai. Būk su savim arba ir būk su tais pozityviais. Jeigu nėra tų pozityvių, būk tik su savim. Kaip aš, pavyzdžiui, padariau, kad su savim tik būčiau, persikėliau būtą vienas gyventi. Geriausias būdas, supranti, tu išeini vienas gyventi. Atsiriboju nuo visų žmonių. Išeini vienas, aš, pavyzdžiui, buvau prieš pasikeitimus labai ekstravertas didžiulis. Dabar tapau daug labiau intravertiškas žmogus. Nesmei, tu, kai surandi stiprybę viduj savybę, kai esi tvirtas viduj, tau jau tiek žmonių ir nereikia. Kai buvau prieš pasikeitimus, ieškodavau laimės išorėje. Laimė dabar yra pas mane viduj. Realiai, kodėl tau taip sunku gyvenime yra dėl to, kad tu laimę matai išoriniuose dalykuose kitose žmonėse. Jeigu jie tave palepsina gerų žodžių, tu gerai jauties, jeigu jie tave nepalepsina gerų žodžių, tu blogai jauties. Taigi yra tavo pasirinkimas, jeigu tu nori tapti laimingesniu, mes kalbam apie laimę, būtent tu save turi apsupti žmonėmis, kurie nežemina tavo savigarbos ir savivertės. Asmeniniais, vidiniais. Taip pat tu pats turi visą laiką skleisti pozityvą. Žinau, tai yra daug lengviau kalbėti apie neigiamus dalykus, tai yra mūsų žmonių prigimtis, tačiau turi per tai perlipti, kalbėti apie teigiamus dalykus, žiūrėti į priekį. Kelio atgal nėra, yra tik į priekį. Kalbėti teigiamas, pakelk kitų žmonių savivertę, sutinki su žmogum, pagirk už kažką, tikrai kiekvieną žmogų yra už kažką pagirti, galima tikrai pasakyti gerą komplimentą, kiekvienas tikrai kažko nusipelnė, kiekvienas kažko yra ypatingas, tu gali pasakyti, šaunus kaklaraištis, šaunus batai, paprasčiausiai vyrui. Kažką, žinai, šaunus laikrodis, iš kur nusipirkai. Pagir kažką, nes tikrai užkliūna akis už kažko, bet tada sugalvoju, ką šiandien, į šikną lysiu. Jis nieko čia nelendi į šikną. Tu ne apie save galvok, o gal apie tai, kaip tas kitas žmogus pasijaus. O tada ir prasideda puikių santykių kūrimas aplink save. Su žmonėm pats savo pakeli, būtent tu žmonės, tu duodi kitiems žmonėms gerus žodžius, paskatini, pagiri už jų pasiekimus, pamotyvuoji, tu pakeli jų asmeninę savivertę. Ir būni vienas, tarkim. Čia tu pasirinki viską. Gali būti tarp tų, kurie ir neigiamą skleidžia viską. Santykiai. Toliau į santykius įeina bendravimas su šeima. Iš asmeninių dalykų grinai aš galiu pasakyti, jeigu aš, pavyzdžiui, nepaskambinu tėvams, kurie gyvena Jurbarke, pavyzdžiui, nepakalbu su jais, kaip jiems sekasi, kaip jie laikus, kaip mamų sveikata, kaip patėvis sveikata. Pavyzdžiui, su sesė nesusitinku, su jos draugu, tarkim, nepakalbu. Automatiškai irgi pradedi jaustis kažkaip nekaip. Visgi šeima yra turtas ir jeigu tu nebendrauji, kažkaip labai atsiriboji, irgi pradedi jaustis kažkaip prastai. Ir tai iš karto laimė važiuoja į apačią. Tada kaip tu turi dėmesį skirti į sportą, į sveikatą, į santykius aplinkiniai, su šeima. Aišku, daugelis galvoja, antra pusė, pavyzdžiui, turi moterį šalia savęs, jie atstoja tavo šeimą. Šiaip nieko panašaus, iš tikrųjų, taip, atstoja, galvotum, kad šeima vis tiek tėvus, tačiau vis tiek geriausias variantas yra, kada tu ir skirstai dėmesį ir su savo antra pusė, ir su savo mama, patėvė, tėvų ten irgi pabendrauji, pabūni, grįžti, ten nuvažiuoji grybauti į kokį mišką, nuvažiuoji šašlykų, iškept pabūni, iš karto laimė į viršų, iš karto gerai pasijauti. Vienas mano draugas daro, jisai laiką šeštadienio vakarais išeina pasivaikščioti su šeimyna. Išeina savo broliu pasivaikščioti, mama. Suomet, ten, pavyzdžiui, ant 3 kryžių kalnų užlipa, nueina prie katedros, aplanko senamiestį. Ir iš karto laimė į viršų keliauja. Tu pabūni su žmonėmis, kurie yra tavo artimiausi.
Apie kitus dalykus, laimės, grinai, aš čia neišsiplėsiu labai, aš nekeisiu per savo seminarą, kuris įvyks spalio 20 dieną. Ir būtent kviečiu tave registruotis, vis laukiu, vyrai atsiuntinėja po truputėlį iš tas pavedimų kopijas man į paštą, padarydami vietinius pavedimus, nueidami į banką ir padarydami Airinas Arutunen, mano banko sąskaitos numerį, savo elektroninį pašto adresą ir nusiųsdami 70 litų arba 50 litų. Priklausomai nuo to, jeigu studentas, moksleivis su galiojančiu pažymėjimu, jis siunčia 50 litų. Jeigu jisai yra dirbantis, jisai siunčia 70 litų. Laukiu jūsų seminare ir galėsit užduoti klausimą, kokį norėsit. Rekomenduoju tikrai ateiti, tikrai bus faina, tikrai bus linksma, pasidėti tarptų, kaip sakau, pozityvas skleidžiančių žmonių, nekritikuojančių jų, nežeminančių jūsų savivertę, galbūt pasakančių vieną kitą dalyką, kur jūs galėtumėt patobulėti, paaugti. Susitiksime Vilniuje spalio 20 dieną, tai va laukiu jūsų visų, iki.